Surski, a jau skaitėte metinę VSD ataskaitą, Gryną atvertė visas kortas. Skaičiau nieko ten įdomaus, išaiškinti tų rusų žvalgybininkai ir Artūras Račas. Račas. Na, aišku, susipažinot, žodžiu. O kaip vertina tokį dalyką, kad rusų šnipai pradėjo verbuoti politologus? Nu, netikiu. Kas yra politologas? Politologas yra asmuo, kuris viešai apžvelgia valstybės raidos tendencijas ir prognozes. O šnipai dirba slaptai. A jūsų, kaip politologo, neverbavo? Manęs. Nu. Manęs. Nu, tai ne Puškino. A jūs pablūdot? Aš pablūdau. Jūs pablūdot. Aš pablūdau. Rača, verbavo. Rača, Lietuvos patriotą. Grynas sako, ir tai kažkur vat įsipainiojas ir. A vat Surskis, švarutis, ne? Matot, Račui šiuo metu supulė 3 dalykai. Pavasarinė vitaminozė, didžiulė pilnatis, milžiniška, pats vakar meravau ant stiklo 44 cm ir saugumo ataskaita. Gerai, paklausiu taip. Ar jums, gerbiamas Surski, koks nors rusų tautybės pilietis su įsimenančiu šnipo veidu nesiūlė pačiam išgerti, nestatė? Man visada stato, nuo pat tada, kai įsidarbinau politologų. Man visą laiką stato, uždavinėja visokius klausimus, bet jie patys keikia Putiną. Tai koks čia verbavimas? Gerai, a jums niekas nebandė įsiūlyti į lovą merginą, nu taip pagirtai rankai? Man dažniau siūlo simpatišką vaikiną, bet va tokių vakarėlių baigties aš dažniausiai kaip tais nelabai prisimenu. Nu, reiškiasi, jūs verbuoja. A jums nebandė supykdyti kas nors su kitais politologais? Tai kad aš su visais jais susipykęs. O labiausiai tai manęs nekenčia Račas. Vadina durna pelė. Tai reiškia, jūs pilnai valdomas rusų šnipų, tik to nesuprantat? O Račas supranta? Irgi nesupranta, bet labai pyksta. Jūs tai bent nesipiktinat? Aš nesipiktinu, tai aš ne Račas. O tas tai labai piktas, kaip vilkas. Ant mėnulio.